Ką jums reikia žinoti iki spalio 1? Sveiki kūrėjai, mano vardas Aistė ir jeigu norite sužinoti daugiau apie mane, apsilankykite mano svetainėje etsikonsultacijos.lt. Taigi, kas keičiasi, o gal nesikeičia nuo spalio 1 ir kodėl Etsi dabar taip visur siunčia pranešimus, deda visokius highlightus mūsų Etsi parduotuvėse ir panašiai. Keičiasi šiek tiek Etsi paieškos algoritmas. Mums tai nėra kažkoks labai didelis pasikeitimas ir apskritai paieškos algoritmai drastiškai nesikeičia praktiškai niekada. Per tos daugiau negu 10 metų, kai aš prekiauju Etsyje, kažkokie tai pasikeitimai buvo gal tik tais kelis kartus. Taigi, kas dabar keičiasi ir į ką reiktų atkreipti dėmesį? Etsy rašo apie siuntimo kainą. Ir visur, kas jau skaitė, galbūt matė, ar tik tais akies kraštu matė, kad yra nurodoma suma $6. Ką tai reiškia mums ir apskritai reiktų į tai kreipti dėmesį. Jie pateikė duomenis, jog savo apklausose ir statistikoje mato, kad žmonės mažiau perka prekes, kurių siuntimas JAV kainuoja brangiau negu $6. Tai todėl jie įvedė naują parametrą, kuris prekes, kurių siuntimas JAV viduje kainuoja daugiau negu $6, rodys žemiau paieškoj. Tai reiškia, mums, kurie prekiaujame iš Lietuvos, šitas pasikeitimas visiškai nieko neįtakoja ir galite realiai nekreipti į dėmesį. Tačiau turėtumėte atkreipti dėmesį į kitus pasikeitimus. Daug kas supanikavo, pamatė, jog keičiasi Etsy paieškos politika ir kad dabar Etsy kreips dėmesį į mūsų reviewsus, į žinučių atsakymus ir taip toliau ir taip toliau. Tai nėra visai tiesa, šitie dalykai paieškoje figuravo jau ir anksčiau. Etsy visada sakė, kad Star Seller neturės jokios įtakos paieškos matomumui paieškoje mūsų prekių ir tai yra tiesa, tačiau tie patys parametrai, bet su žemesniais reikalavimais jau kurį laiką figuravo paieškoje, tai reiškia, kaip greitai jūs atsakote į žinutes, kaip greitai jūs išsiunčiat ir ar visada siunčiate su sekimu ir ar turite daug bylų, kurios uždarytos ne jūsų naudai ir pinigai grąžinti iš jūsų sąskaitos. Visi šitie dalykai jau, tai yra realiai klientų aptarnavimas ir klientų pasitenkinimas, kokie buvo jūsų vertinimai, šitas jau seniai turi svorį paieškoj. Ir nebūtina turėti Star Seller ženkliuko, kad turėtumėt geras pozicijas paieškoj, nes jeigu jūs pasižiūrėsite į tuos standartus, kurie yra nurodomi kaip paieškos kriterijai, jie yra stipriai žemesni negu reikalavimai tam, kad jūs taptumėt Star Seller. Taigi, visada turėkite omeny, kad siųsti reiktų su sekimu ir laiku, nevėluoti. Žinoma, geri įvertinimai priklauso tiek nuo mūsų, tiek nuo kliento nuotaikos, kartais net ir puikiai visą darbą atlikęs vis tiek gausi blogą įvertinimą, čia jau nieko nepakeisi. Taip pat žinučių atsakymas laiku įtakoja, kaip gerai mes būsime matomi paieškoj. Ir bendrai paėmus geras kliento aptarnavimas visada yra svarbu. Kitas dalykas, kas yra aktualu ir kas anksčiau nebuvo išskiriama ir aiškiai parodoma kaip paieškos kriterijus, yra jūsų
grąžinimo taisyklės. Tai Etsis nesako, kad jūs būtinai privalote priimti grąžinamas prekes. Jie sako, jog reikia, kad tos taisyklės būtų jūsų parduotuvė. Tai reiškia, kad prie kiekvienos prekės būtų aiškiai nurodyta pagal Etsy taisyklės, tenais jūs matysite, kur tai galite pasirinkti, ar šitą prekę galima grąžinti, ar ne. Mūsų prekės siunčiamos iš ES, jeigu jos nėra personalizuotos, nėra elektronika, nėra juvelyrika, ar ten kelios prekių grupės, kurios yra susijusios su higiena, jos privalo būti priimtos, jeigu klientas jas nori grąžinti per 14 dienų. Taigi mes turėtumėm turėti šitą nurodytą savo taisyklėse. Vėlgi, ar jūs nurodysit, kad jūs priimat grąžinamas prekes ar ne, yra jūsų pasirinkimas, tačiau tai turi būti nurodyta. Na, realiai, tų pasikeitimų kažkokių tai drastiškų mums labai nėra, tai nereiktų tikrai panikuoti, reiktų tiesiog atkreipti dėmesį, kad jūsų parduotuvė būtų sutvarkyta. Kitas dalykas, į ką reiktų atkreipti dėmesį ir kas jau vėlgi seniau buvo naudojama kaip paieškos kriterijus, tai yra nuotraukų kokybė. Dabar tiesiog Etsis ryškiau išsakė tuos parametrus, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį, tai kad pirminė nuotrauka nebūtų koliažas, nes vėlgi, jeigu žmonės perka per mobilius telefonus, kas dabar daroma vis dažniau ir dažniau, tai tas koliažas atrodys labai mažiukas ir klausimas, ar jame žmogus galės kažką tai žiūrėti. Kitas parametras yra nuotraukos dydis, tai Etsy nori, kad mūsų nuotraukos būtų vienos kraštinės dydis didesnis negu 2000 pikselių. Tai vėlgi gerėjant ekranams ir didėjant skiriamai gebai mūsų ekranų, nori, kad nuotraukos būtų didesnės raiškos, kas irgi yra savaime suprantama. Ir trečias reikalavimas yra, kad nuotraukos nebūtų per daug tamsios. Čia iškyla labai daug niuansų, dėl to, kad dirbtinis intelektas, kuriuo Etsy naudojasi analizuodami nuotraukas, nesugeba atskirti tiesiog prastos kokybės tamsios nuotraukos, kurioje nieko nesimato, nuo meniškos nuotraukos, kurioje tiesiog yra tamsus fonas, dėl to, kad jūs, pavyzdžiui, pardavinėjat kažkokius tai, papuošalus ar odą ar kažką ir norite, kad jūsų nuotraukos turėtų tamsią estetiką. Tai su laiku tikėtina, kad šitas susitvarkys, kai žmonės vis daugiau siūs nusiskundimų Etsy'ui, kad jų meniškos gražios tamsios nuotraukos yra užskaitomos kaip per tamsios. Tai kaip ir viskas su dirbtiniu intelektu, tai užtrunka, normalu, ką padarysi. Bet į tuos kitus parametrus dėl koliažų ir dėl nuotrauko dydžio tikrai reikėtų atkreipti dėmesį. Bet visiems tiems dalykams yra vienas niuansas. Jeigu jūs turite kažkokią prekę, kuri yra puikiai parduodama, turi daug įvertinimų, žmonės ją mėgsta, bet jinai turi kažkurią iš mano aukščiau išvardintų problemų, nekeiskite ir nelįskite prie tos prekės ir nieko jai nedarykite. Etsy tikrai nieko nekeis su prekėmis, kurios yra gerai parduodamas. Jie niekad nekerta šakos, ant kurios sėdi. Taip, kad jeigu jūs turit kažkokį tai bestsellerį, kuris turi, tarkim, neryškę nuotrauką ar mažesnę nuotrauką, nejudinkit jos. Jisai yra bestselleris ne veltui. Šita taisyklė yra taikoma bet kokiem pakeitimam, tai jeigu jūs turite gerai parduodamas prekes, nereikia jų keisti, vadinasi, nes tenais jau yra kažkas tai gerai padaryti. Tai apibendrinant, dėl siuntimo kainos mums nieko nereikia daryti, dėl to, kad tai yra tik tais JAV prekiaujantiems pardavėjams. Mums reikia atkreipti dėmesį, ar mes turime nustatę grąžinimo taisyklės, peržiūrėti, kokias nuotraukas Etsy išrinko kaip netinkamas, jeigu yra galimybė, arba jeigu tai nėra bestselleris, jas pakeisti. Ir, žinoma, atkreipti dėmesį į mūsų klientų aptarnavimą. Tai reiškia laiku atsakyti žinutes, siųsti prekes laiku ir su sekimu, tikėtis gerų įvertinimų
ir tiek. Geros prekybos ir geros dienos. Iki visiems.